Dauguma iš jūsų mane laikot tokiu tarybinių laikų gerbėju arba tokiu tas, kuris ilgisi tarybinių laikų. Pakalbėkime apie tai. Iš esmės, tiem, kam iki 40 dabar metų ir tiem, kam virš 50 metų, tai yra dvi atskiros kartos, tai yra dviejų atskirų pasaulių atstovai. Tiem, kam virš 50, mes dar susiformavom tarybiniais laikais, tarybiniai mokykloje. Galbūt tarybinė mokykla buvo neideali, bet ji mokino galvoti. Tarybiniais laikais visi dalykai, tarpusavy matematika, fizika, chemija, istorija, jie buvo tarpusavy visi surišti. Dabartinė mokykla mokina būti kvalifikuotų vartotojų. Jūsų nieks nemokino mąstyti. Ir aš jums bandau parodyti, paaiškinti, kad gali būti kitas pasaulis. Pas jums galvose yra marketologų, politologų suformuotas vienas pasaulio suvokimas ir kitokio jūs net negalite daleisti. Jeigu mes, aš ir vyresni, mes, kaip sako, subinę jausdavom, kai valdžia meluoja. Mes kritiškai mokėjom vertinti ir dabar mokam valdžios veiksmus, valdžios šnekėjimus ir pažadus. Jūs to nemokat. Jums valdžia tai kaip šventas dievulis, kai pasakė, taip reiškia ir yra. Pasakyti, kad aš vėlgi klystu, kad aš koks kaimietis, nieko nesuprantu. Jūs mokat kritiškai vertinti valdžios veiksmus. Ne. Jums kaip Facebookas, TikTokas, 15 minučių dar kas nors parašė, pasakė, koks nors ten politikas išlindo, papasakojo, viskas, jums tai yra šventa tiesa. O mes ne, mes suprantam, kad politikai vieną galvoja, kitą šneka, trečią daro. Jums tas nesuvokiama. Mes vaikystėj mokėjom, žinojom, kur randasi mūsų draugai, nors neturėjom nei mobilių telefonų, nežinojom, kas yra navigacija. Mes patys kurdavom žaidimus, kurdavom žaislus, tai va, pas jums buvo biedna vaikystė, jūs nieką neturėjot. Taip, mes turėjom žymiai visko mažiau, negu jūs turite dabar. Bet mes to pasiekoje vien tik dėl to, mes išmokom kurti. Mes išmokom ir šūdo, ir pagaliukų kažką padaryti. O jūs ką mokat? Tik naudoti kažkieno kito sukurtais gadžetais. Jūs net nežinot, kad buvo pasaulis, kai nebuvo navigacijos. Ir ne tik tai Tarybų sąjungai. Nebuvo navigacijos ir vakaruose. Aš dar atsimenu tos laikus, kai po Kijevą važinėjau su papiriniais žemėlapiais. Jūs bent jau esat matę popierinius žemėlapius. Bent jau mokat jais naudotis. Kai kas sakys, tai niekam nebereikalingi šiais laikais, čia atgyvena tarybinė, yra navigacija. Nuvažiuokit į Maskvos centrą ir pavažinėkit su navigacija. Neveikia. Arba kažkur Irane buvo keli miestai, yra vietų, ne tik. Ir Lietuvoje, žiūrėkit, skundėsi, kad rusai išjungia navigaciją ir lakūnam čia blogai. Čia netgi mūsų politikai ten kažkur buvo, ir ten Bulgarijoje, ar kur ten dar kažkur tai. Be navigacijos netgi lakūnai nebemoka skraidyti. Tai kuri karta yra labiau pritaikyta gyvenimui? Škiek jums pasakoju apie kitą pasaulį, kad gali būti viskas kitaip. Jūs vis tiek nesuprantat. Ką padarysi? Ar jūs turite ateitį? Ne. Jūs ateities neturit. Va ta karta, kuriam dabar nuo 15 maždaug iki 40, tai yra prarasta, mirusi karta. Jūs realiai nieko nesat verti. Pasakykit, ko jūs esat verti? Komentarų rašyme? ChatGPT naudojimo. Ką realiai tu gyvenime sukūrei? Kaip visi? Bangoj? Oi, aš čia turiu verslą, pas man čia verslas aфиgenas. Artimiausi 5 metai parodys, kas iš tikrųjų yra verslininkas.
Kaip sakau, Tibete šventas ir debilas gali būti. O tu pabūk šventu Niujorko centre. Tas pats ir su verslu. Kai rinka auga, viskas auga, kai žiūrėk, ką daro kaimynas, jį kopijuok ir vis tiek tau gausis. Kitaip būti negali, nes rinka auga, visko to reikia. O dabar, kai viskas griūna ir grius, ir kai kopijavimas nebeduos, o reikės tik galvoti. Aš jau rašiau video prieš 5 metus. Dėl ko didžioji dalis verslų bankrutuos. Nėra kito pasirinkimo. Dabar labai įdomu žiūrėti, kai į didžiosius verslus, pavyzdžiui, man atrodo, Rokiškio sūrį, dar kažkur tai, ateina jaunoji karta. Gaila, bet gali tie verslai bankrutuoti, nebent senoji karta susigriebs ir grįš prie vairo, nes jie netam pritaikyti. Jie mokėsi tuose verslo mokyklose, Harvarduose ar dar kur nors. Ko ten buvo mokinami? Paimk pavyzdį, kaip kokia įmonė kažkoje vietoje pasielgė ir tą pakartok. Realiai, tai visi MBA verslo, tai jie mokino to prasme, pasimk Lego konstruktorių, pasimk instrukciją ir surink kažkokią tai daiktą. O jūs mokat be instrukcijų, ką nors daryti. Jūs mokat galvoti, ieškoti sprendimų. Dauguma jūsų ne. Atimk iš jūsų mobilų telefoną ir jūsų gyvenimai pasibaigs. Kas įdomiausia, kad tai kas rašo, taigi tu irgi socialiniuose tinkluose, tu irgi tik tokie. Jūs net nesuprantat vieno paprasto skirtumo. Kai aš rašau video ir kai jūs jį komentuojat, tikrai nesuprantat skirtumo? Greičiausiai ne. Jums bet kas esti šitam socialiniai tinkluose, tai jau reiškia naudoju socialiniais tinklais. Taip, aš naudoju socialinius tinkluose, bet ten aš jūs išnaudoju. Aš vienintelis Lietuvoje tikriausia blogeris, kuris sąžiningai aiškino, kad aš jumis naudojuosi. Ir jūs visi, kaip gerai, jis mumis naudojasi. Gali dar daugiau mumis pasinaudoti? Taip, galiu, taip, naudosiuosi. Tokia yra realybė. Bet apie tai pakalbėsim kitą kartą. Nes ir taip 7 minutės, jau didžioji dalis jūsų nedažiūrėt, galiu garantuoti. Jūs netgi dėmesio negalite išlaikyti ilgiau kaip 4-5 žodžiam. Ir kas įdomiausia, ne tik taip 15-mečiai, 20-mečiai, bet ir tie, kam dabar iki maždaug 40 metų. Ką aš pastebėjau, tai kad, mielieji, jau kažkas dar kažkiek tai bando atmastyti iš tos kartos. Pradėkit imtis kažkokių konkrečių veiksmų, kad išlysti iš tos šūdo krūvos. Nes priešingų atveju šūdo banga su visais likusiais šūdais jūs nušluos. Po to neverkit, kad nieks neperspėjo. Tokia realybė. Bet kokiu atveju, jūs nuostabus, jūs dirbat. Man už tai pinigų neprašat. Man ten kartais reikia ir nueikti, kai video nufilmuoti. Kokį nors pagalvoti temų, kaip jūsų dėmesį sužadinti. Jūs tokie elementarūs ir paprasti. Taip lengva jūsų dėmesį prigauti. Trumpam, bet dažnai.